Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT komandos. Šiandienos pamokėlė bus apie kietojo disko defragmentavimą. Defragmentavimas yra būdas, kaip sutvarkyti kietojo disko failus. Kadangi kietajame diske failai yra įrašomi, ištinami, pakeičiami, jų tvarkos seka keičiasi ir kiekvieną kartą padarius pakeitimus failui, jie gali atsidurti vis kitoje kietojo disko dalyje. Ta prasme, failo dalis gali būti kietojo disko pradžioje ir kita failo dalis pakeitus jį vėliau gali atsidurti kietojo disko pabaigoje. Taip kad kietasis diskas gali šiek tiek sulėtėti, jeigu jisai yra labai senas ir labai lėtas. Ir ką daro defragmentavimas, tai jisai sujungtų tą failą į vieną ir padėtų jį į vieną vietą ant kietojo disko paviršiaus. Defragmentavimas būdavo naudingas su senesniais kompiuteriais, dabar naujieji kompiuteriai ir naujos operacinės sistemos šią defragmentavimo problemą daugmaž išsprendė, nes kietieji diskai yra labai greiti, pavyzdžiui SSD yra tiesiog kosminė technologija palyginus su kietaisiais diskais, kurie būdavo prieš 15 ar 10 metų. Taip, kad šiais laikais defragmentavimas nėra būtinas, aš savo kompiuterio niekada nedefragmentuoju, bet jeigu jūs norite, savo kietąjį diską galite susidefragmentuoti šiuo būdu. Einame į My Computerį, ant kietojo disko spaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirenkame Properties, einame į Tools ir matome, čia yra Defragmentation programa. Spaudžiame Defragment Now ir atsidariusime langę pasirenkame savo diską, galime jį iš pradžių išanalizuoti ir po to sudefragmentuoti. Arba taip pat galime susikurti planą, kada bus defragmentavimas atliekamas automatiškai. Aš su šia programa savo disko nedefragmentuosiu, taigi uždarome. Ir jeigu taip pat labai norite, galite parsisiųsti papildomą programą, kuri atlieka praktiškai tą patį disko defragmentavimą. Ir viena iš jų būtų Piriform Defragler. Štai taip jinai atrodo. Ši programa yra nemokama ir principas veikimo tas pats. Pasirenkame diską, galime jį išanalizuoti ir sudefragmentuoti. Galime defragmentuoti normaliai arba greitai. Taigi pabandykime mano C diską sudefragmentuoti, jisai yra SSD. SSD diskų defragmentuoti visiškai nėra reikalo, bet kaip pavyzdžiui galime tai pabandyti. Taigi spaudžiame Analyze. Ši programa siūlo išvalyti mano šiukšlių dėžę, nes tai laisvins 8 KB disko vietos, kas yra nieko, spaudžiame ne ir vyksta analizavimas. Jeigu jūsų kietasis diskas nėra SSD, tai jisai bus daug lėtesnis ir matome, kaip mūsų failai atrodo kietajame diske. Šiuo atveju ši programa net parodo kiekvieną kubelį ir kas jame yra. Taigi defragmentavimas visus mėlynus failus išrikiuos pagal eilę, po to raudonus, po to geltonus ir panašiai. Na, pabandykime pažiūrėti, kaip atrodys mūsų diskas sudefragmentuotas. Ši tuščia vieta turėtų atsidurti disko gale, matome dabar jinai kažkur yra čia antroje pusėje disko, tai spaudžiame Defrag. Šis procesas gali užtrukti priklausomai nuo jūsų kietojo disko talpos ir kaip senai jisai buvo defragmentuotas. Taigi aš šį video papauzinsiu, nes regis mano SSD nėra toksai greitas, kaip aš maniau. Taigi užknisau laukt, kada sudefragmentuos mano SSD diską 100 GB. Aš nukancelinau šį defragmentavimą, nes jisai man jokios naudos vis tiek neduoda. Ir dar vienas įdomus faktas yra tai, kad SSD diskai turi ribotą skaitimo rašymo skaičių į vieną celę kiekį, taigi defragmentavimo geriau nedaryti ant SSD diskų, nes tiesiog jį gadinate ir trumpinate jo gyvavimo laiką. Ant paprastų senų kietųjų diskų taip, galite daryti defragmentavimą, bet jisai užtruks valandas ir valandas. Jį turbūt reikės daryti per naktį
ir galų gale efektas iš defragmentavimo gali būti lygus 0. Tai štai tiek šiai pamokėliai, defragmentuokit arba ne, tai tiesiog jūsų reikalas. Aš dažniausiai nedefragmentuoju savo kietųjų diskų ir mano kompiuteris vis dar veikia puikiai. Jeigu jūs manote kitaip, būtinai pasidalinkite savo nuomonę komentaruose ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.